Sveiki visi draugai bičiuliai. Šiandien va tokiam lauke, vakar tik suskuto, paskambinau, šiandien aš jau iš ryto čia. Tai kuom įdomus tas laukas, įdomus tom, kad čia visko buvo ir carinių namų, ir smetoniškų, ir sovietiniai dar keli stovėjo, tai šiukšlynas čia neblogas, bet monetų irgi čia neblogų yra. Buratinkos papuola, smetanskos monetos, carinių irgi papuola, šiaip visokių įdomesnių dalykėlių, šaukštus esu kelius radęs čia pasidabruotus, vieta įdomi iš tikrųjų. Pažiūrėsim, ar čia kas nors pasikeitė po mano paskutinio apsilankimo. Čia žinau 3 vietas, kur stovėjo tikrai kažkokie tai statiniai, tai per jas prasibėgsiu ir pažiūrėsim, ar kažkas išlys man šiandien, ar nelabai. O jeigu kažką gero ir įdomaus pakelsiu, tai ir jums parodysiu. Tai tiek kol kas, einam, ieškom, randam. Čia 105, 107, toks šokinėjantis irgi. 108 dabar rodo. Agi čia vyručiai, mes turim buratinką, bet jau terpėjus gerokai. Nelabai kas matosi. Įmam. Signalas buvo 22 ir iškrito va toks va kryželis. Tik labai gaila, kad sulaužytas, tik pusė jo. Gražus buvo. Įmam. Čia turim signalą 8389. Iškasiau. O čia vyručiai yra polos. Polos. 1 kapeika čia. Nikolajas I. Dar metai prasižiūriu 1851. Įmam. Signalas iki 57, nuo 54. Kas šį kartą mums papuls? Čiagi yra dar viena buratinka, jo. Aš tai išsilaikęs gražiai. Bent jau vieną pują ir antrą pusę irgi neblogai atrodo. O tokia va buratinka. Įmam. Čia signalas 65, 69. Toks silpnas. Greičiausiai čia tikrai kažkoks tai mažas objektas turėtų būti. Labai jau silpnas tas signalas. Bet patikrinkim, o čia kažkas yra, matau. Ir čia yra buratinas dar vienas. Irgi išlikęs dar gražiai. Metai net matosi. 1666. Įmam. Signalas buvo 33. Ir va tokia va muškėtos kulka iškrito. Švininė. Įmam. 40 buvo signalas ir iškrito va toks va kryželis. Čia matosi kažkokie šventieji užrašai. Gaila, kad auselė nulaužus. Šiaip gražus. Pasivalys bus uogienė. Įmam. Čia turim signalą apie M7. Pačiam viršujus. O čia turim
taip vadinamą sovietų auksą 40 metų. 1940. Normaliai, 5 kapeikos. Įimam. Čia turim signalų viršui iki 7.1, kas jau čia ir nereikia. Kur? O čia kažkur. O čia. Dar viena buratinka. Įimam. Signalas buvo 60 ir eilinis buratinas. Taip dar vadinamas laukų blusa. Įdomiai kažkas sugalvojo pavadinimą, bet visai nebloga. Tikrai jų laukose kaip blusų primėtyti. Nu, pasiklausom šito signalo. 90% kad buratinka. Kur čia? Čia jis kažkur vyručiai yra. Gal šitam gabale. Avansvodas matot? O čia va pati moneta. Kaip ir sakiau, buratinas. Atkreipkit vyručiai dėmesį į signalus, kaip jie skamba. Aišku, video irgi reikia prisiminti. Bet stenkitės atsiminti patį signalą. Nes labai daug reiškia nuo to, kokį objektą kasat. Iš tikrųjų, laikui bėgant, jeigu bandyti įsigilinti tos signalus ir pabandyti juos prisiminti, tai labai padeda. Tai mano jums siūlymas. Stenkitės prisiminti, kaip skamba kokios monetos, aliuminio vielos, skarbonkės, nes visi turi savo skambesį. O šitą monečiukę įimam. Nu ką, signalas buvo 47,8 ir iškrito pas mane toks apvalus daiktas. Greičiausiai čia žiedelis buvo kažkoks tai darytas galbūt, arba šiaip kažkas tai nuo kažko, nežinau, bet panašu į žiedą, nes ornamentas yra gražus. Toks žiedelis. Įimam. Na ir kaip jums atrodo, kas po šito signalų? Iki šiam 72. Aš manau, kad buratinas. Bet to mes patikrinsim. O. Tikriausias buratinas. Įimam. Nu va, hebra, visada tikrikit duobelę ir šalia, nes čia va 30 cm į šoną buvo paskutinis buratinas ir dar buvo toks įdomus signalas. Manau, kad čia irgi yra buratinas. Taip ir yra. Viena šalia kito. Tik tai irgi jau pavargęs šitas. Dar kažkas matosi. Neblogai matosi. Tik žalia patina užsidėjęs. Įimam. Lygiai toks pats signalas ir viršui. Kas čia nereikia. Už mus jau šitą padarė traktorius, kultivuodamas lauką. O čia vyručiai eilinis buratinas. Buratino diena šiandien. Įimam. Čia vyručiai signalas 7,8, 7,9. Įdomus toks malonus. O čia kažkur yra malonus ausiai signalas. Nu, pažiūrėjau. Čia kušiu. Aš išsigandau. Ja, vyručiai, tokiu aš jau esu
Ne vieną ir ne dvi radęs. Čia yra arkliena. Nuo arklio pakinktų. Va tokias padarydavo gražias. Puošdavo arklių pakinktus. Nu ir pačius arklius, aišku. Geras radinys. Gražiai darydavo. Įmam. Čia signalas 61. Jis viršui kažkuo. Taip, ir čia yra eilinis buratinas. Tik šitas jau apaugęs labai išėjęs. Įmam. O šalia jo signalas iki 75. Čia kažkur. Aš jau matau. O čia dar vienas buratinas. O čia įdomu. O dar neblogai šitas išsilaikęs. Čia gal koks piniginė kažkokia kryto. Arba šiaip. Gal kažkokiai trobesiai stovėjo ir prikrito ten. Čia vyručiai turim įdomesnį signalą. 89, 90. 85 dabar rodo. Nugi pasižiūrim, kas čia. 85, 88. Nieko nematau čia ant viršaus. Čia jaučiu kažką. O, šį kartą turim gabalą aliuminės įdegusią. Kaip be būtų gaila. Pagal svorį jo aliuminis. Nors galėjo būti ir sidabras. Įma. Nu ką. Ir vėl iki skausmo pažįstamas signalas. Nuo 103 iki 105. Kaip pastebėjot, buratinai muša ir iki 73, ir iki 65, ir PM būna. Kuris čia, vagis. Viskas priklauso nuo monetos dydžio ir storio, nes nu iš tikrųjų nėra jos vienodo storio ir dydžio. Eilinis buratinas. Įmam. Čia turim signalą 40-42. Čia kažkur tas signalas. Čia jaučiu kažkur. Op. Nu aš jau galvoju, kad šiandien tikrai neiškris niekas, bet va. Yra. Galvoju, nu negali būti vienas buratinkos. Turi būti kažkas ir iš sidabriukų. Ir va, šeštokas yra. Aišku, jau pavargęs jis. Šitą pusę daugiau pavargus. Šitoj dar matosi neblogai viskas. Įmam. Čia vėl turim signalą viršui 75, 73. Ir turbūt jau patys nutokėt, kas čia bus. Va, taip. Ta pati laukų blusa. Jisai vis dar geras. Įmam. Einam, ieškom, randam. Na va, prie šeštoko dar ir kristinka viena iškrito. Nėra gražiai išsilaikius. Kas retai būna su jom. Šitą pusę gal biškį daugiau apsineš. Šitą gražiai. Tokia va maža sidabrinė moneta. Įma. Čia turim tokį įdomesnį signalą. 95, 94. Panašu, kad įcari... Ai va, jau matau. Iškrito eina va. Ja, Nikolajas čia. Nikolajaus pirmojo, bet jau gerai pavaryta šitą. Ja, maždaug
Dar matas jo venzelis, o kitoj pusėje jau nieko, kakalikas. Įmam. Čia turim signalą. Šiam 575. Kažkas panašaus. Čia kažkur aš iškasiau. Ai, va, matau, čia saga yra, vyručiai. O, įdomi dar saga. Su inkaru. Jūreiviai gyveno caro laikais. Saga tai carinė čia šita. Patina graži dar paauksavimas likęs. Įmam. Čia turim tokį įdomesnį signalą. 9597. Alo, jau jaučiu. O, čia vyručiai 5 kapeikos Nikolajas II, bet išsilaikęs tai gerai. Tuoj pabandysiu pavalyti truputį. Nu, gražios 5 kapeikos. Kokie čia metai 1872. Nu, vienas iš gražesnių radinių šiandien. Įimam. Einam, ieškom, randam. 66, 67. Pačiam viršuje mūsų signalas. Va. Ir iškrito ir mūsų buratinas. Įimam. Čia hebra signalas PM4, PM9. Čia kažkur aš iškasiu. O čia vyručiai jo. Čia yra kažkas Čia yra apvalaus kažkas ir čia yra 5 centai smetoniški. 1936 metai. Gražios šitos monetos. Aišku, tos, kur buvo 1, 5, 10, 20 ir 50 aliuminio bronzos, tai jos dar gražesnės, bet ir šitos gražios man patinka. Įimam. Įdomesnis signalas 9294. Carinės monetos, taip muša dažniausiai. Pažiūrėsim, ką čia mums išpuls. Ar neiškas. Dabar jau iškasiu. Taip, čia yra moneta. Oi. Pavargus jau labai. 2 kapeikas dar matas iš tikrųjų. Tik apsinešus gerokai apkerpėjus. Turėtų atsivalyti. Metą dabar aš čia neįžiūrėsiu, aišku. Dar kažkiek atsivalys. Įimam. 7375. Toks signalas ant ekvinokso. Čia kažkur tas mūsų objektas. Šitam gabaliuke. Kažkas tai pas mus yra. Augiau. O čia pas mus buratinas. Įimam. Čia turim signalą ŠM4, ŠM8. Čia kažkur jisai pas mus turėtų būti. Čia jaučiu šį. O čia sidabriukas, matau, yra hebra. Ja, čia
10 kapeikų. Nikolajus II. Kiek čia metai? 1898. Biškiai apsinešus, bet atsivalys herbas. Viskas gražiai matosi. Įmam. Čia turim signalą iš įdomesnių. 92, 94. Taip, rodė Equinox vaidėjai į šitą objektą. 95, 96 dabar. Labai panašu į carinę monetą. Žiūrim, ką čia. Taip ir yra. Jo, dar šitą. Nikolajaus I. 1 kapeika serебrom. Tokie šitie metai. 1852 liktais. Jeigu gerai žiūriu. 1842. Atrodo, taip turėtų būti. Šitą pusę jau pasitrynus, bet dar kažkiek atsivalys. Įmam. Nu ką, bičiuliai, užteks jau šiandien vaikščiot po šitą lauką. Nemažai, aš čia apie 4 valandas, 4,5 beveik valandų pravaikščiau su mažom pertraukėlėm. Tai ką galiu pasakyti apie kopą, tai užskaitau šitą kopą. Daug monetų iš tikrųjų, daug visokių kitokių radinių. Smagus laukas iš tikrųjų, aišku, begalė šiukšlių, begalė padarytų pritupimų, iškastų duobių. Aišku, visos užkastos šiukšlės susirinktos. Ta patį prašau ir jūsų daryti, kadangi kitaip ūkininkai mūsų į laukus daugiau neįleis. Tai būkim kultūringi. Pasakykim ačiū ūkininkams, kad leidžia į laukus, užsikaskim duobeles ir išsineškim šiukšlės. Tai tiek iš šiandieninio kopo, chebra. Tai norėčiau palinkėti visiems nei kamštelio po ryte ir kad kiekvieną kartą kasant būtų ten įspūdingas radinys jums. Tai tiek šiandien ir susitiksim greitai kažkur kitam lauke. Einam, ieškom, randam.